Tai intro yra, kur Unė sako, kad neįmanoma plaukti miegant. Iron plaukti. Miegot plaukiant. Gerai, viskas. Čia reikia pakartoti? Ne. Apie paukščius? Gerai, galim pradėti, nes pareikia. Žodžiu, mes pradedam, žinokit, va taip mes ir pradėsim. Tai labas visiems, Sportland podcastas grįžta po labai daug laiko, gal taip išsireikšim. Ir sugrįžtame stipresni, arba ne, nežinau, bet kas kitoj studijoje tai tiksliai. That's a build-up, labai gerai viskas. Mes stipresni, bet ne, galbūt, gal ir ne. Tai labas visiems ir mes kaip visada čia turim labai įdomių žmonių, mes turim labai dažnai čia sportininkų. Tai šiandien mes turim sportininkę ir aš esu titulus susirašęs. Tai triatlonininkė, Lietuvos čempionė, Europos vicečempionė savo amžiaus grupėje, trenerė, kineziterapeutė, žodžiu, žmogus būsima legenda. Tai Unė Narkūnaitė, labas. Labas. Ar praleidau daug ką? Ne, galėjau ir kai ką. Ką galėjau šimti? Nežinau, gal kokią trenerę palik labiau sportininkė. Ne tik, kad sportininkė, tai čia pirmi visi punktai surašyti. Mes, žinai, nes žmogus išgirsta pradžioje, kas vyksta, tai reiškia, kad laimėtoja, čempionė ir panašiai, o kas ten pabaigoje, tai žinai, mažiau. O tai kaip Unė save pristatytum, jeigu dabar atini? Nu dabar sportininkė visiškai sakyčiau. Net nedėtum po kablelio nieko visiškai, ar ne? Kineziterapija gal jau mažiau užsiimu, praktiškai nieko, tai, o tada trenerė, tai jo, tuos planus dėlioju, bet vis tiek man labiausiai dabar kol kas sportas veža, tai tokia asmenybės dalis didesnė. Tai realiai dabar viskas, sportininkė ir tu netgi nebenori būti siejama su nieko, aš kaip suprantu, ne? Ne, noriu, bet turiu meni, kai labai išsiplečia, tai žinai, žmonės... Sėdi, ruošies, galvoji, rašais, padarai ir vis tiek blogai. Gal gali parodyti, ką rašeisi? Jo, parodyk. O kai skambina, ką darai? Rodyk. Užlenkiu ir pakeliu taip ragelį. Čia mūsų jau, žinokit, vidinės nesąmonės, tai nekreipkite dėmesio. Žinai, ką, Unė, mes vis laik norim sugrįžti į vaikystę. Tau jinai buvo artimiausia, pagal laikotarpį žiūrint. Mums ilga kelionė atgalios būtų labai. Mums labai ilga būtų kelionė atgal, tau trumpesnė. Tai gerai, grįžkim į praeitį, grįžkim turbūt galbūt į mokyklą. Pirmi tavo sportai ir pirmi prisilietimai iš vis prie sporto. Nekalbam apie triatloną kol kas, bendrai. Dziudo lankiau. Dziudo lankiai. Labai blogai sekėsi. Gal dėl dydžio. Antroji gal klasiai. Aš tai galiu įsivaizduoti, kai tai nušveičia tiesiog kokie didelį. Žinau, kad man pasiduodavo, nežinau, kad aš nieko negalėdavau padaryti. Visiškai nieko. Bet o tai kame problema? Aš metus lankiau, tame, kad aš nesvėriau ten visiškai ten ir neturėjau jėgos, tai ten, o reikia turėti jėgos, kad tu pervers kažką. O kad turėtum jėgos, turbūt reikia turėti ir svorio masės. Nu, reikia šiaip įgūdžių gal dar. Ne, įgūdžiai padėtų irgi, manau, visai. O tai tėvai neįtarė, kad atvedė nykštuką, aš pati norėjau su sesė, mes pačios norėjom, jau mūsų draugė, kaimynė ėjo, tai mes galvom, ir mes eisim. Ir mes metus ėjom ir, mums nepatiko, atrodo, nuo pat pradžio, bet žinai, nemesi. Tai žodžiu, nuo pat vaikystės, nuo pat ten pirmos antros klasės jau vis tiek, jeigu pradėjai, tai sakai, kad reikia lankyti, ar ne? Aš tiesiog ėjau, kur draugė ėjo, negalvojau, kas man patinka, kaip suprasi, kas patinka. O yra įrašų kokių tavo kovų dziudo? Ne, aš dažnai neturėjau, atrodo. Gal kuris eina po baltą geltonas? Kažkuris tikrai. Gal geltoną, žinau, kad Max turėjau. Iš Gailėčio, kur davė tą. Jo, čia žinau, kad... Bet yra varžybų įrašas koks nors? Ne, aš nežinau, kad nedalyvau varžybose. Ten prastai buvo labai. Tėvai sudegino kasetės, jeigu buvo. Ne kasetės. Ne, ir buvo, po to jau po metų, kai mes jau pasakėm, nebenorim lankyti, visos draugės metusios buvo, nežinau, kodėl mes dar ten likom. Ir pasakėm, kad nebenorim, sako, kodėl anksčiau nesakėt. Tiesiog metinis jau sumokėtas, tai... Bet man patinka, pirma pažintis su sportu ir tokia, žinai, kur viską pralaimė, esi prasta, kaip suprantu, tai kaip tu tada iš vis prie kito sporto tada sugalvoji perėti? Sunkesnio, realiai. Net nelabai savo, gal noriu, nes mes su sesė mažukrystės ir gal ir mes labai nevalgęs būdom. Ir sako, meskite baseiną, po baseino pavalgys. Taip ir buvo. Čia realiai veikia šitas dalykas, nes veikia, žiūri, kad atsidaro viską, žinok, šaldytuvą galėčiau suvalgyti. Tai realiai, o gerai, šiaip grinai įdomumo dėliai, atsimeni tu tą grinai pradžią, tu nuėjai pirmą treniruotę ir iš karto po pirmos treniruotės valgyt, bam, ar čia buvo proceso dalis? Valgiau, tas pats, aš pamenu tą norą, kad grįždavau ir tikrai, aišku, nesuvalgydavau, aš tikrai ten visos tos lėkštės, bet bent jau valgydavom kažką. Tai ir tai ten, kai mes pradėjome lankyti, ten visiškai žaidimai buvo, žinot, kur barankas mėta ir tau narti reikia. Tai realiai tokie. Net taip prie maisto derino barankas mėta, žinai. Ir specialiai dar, žinai, taip. Kad praustumėm, žinai, tokius gintus. O tai gerai, tai kada čia buvo, jeigu antra klasė buvo dziudo ir metus lankiai? Ketvirtoji klasė. Ai, tai žodžiu, metai tarpas, psichologija, susitvarkėm šiek tiek. Aš tiksliai nepasakysiu, kada tas dziudo buvo, bet kažkas va toks. Kad va ten va ir iš karto, aš dar ten teatrą lankydavau, kažkokius brelius mokyklų, šokius bandžiau, irgi nelabai ten ėjos. Medis buvau.
Literally, žinau, kad rimtai mano vaidmo buvo medžių. O, tai gražu. Koks medis konkrečiai gal atsimeni? Tai už tai lengva plauk, nes medis neskęsta. Bum, Batokį šovį. Batokį. Ir čia tik pradžia, palauktas. Tik pradžia. Tu iš karto, aišku, paminėjai ir savo seserį, tai kas nežinote, mes galim garsiai įvardinti, kad tu turi dvynę seserį. Šiek tiek panašios. Šiek tiek panašios tik tais? Ar labai panašios? Panašios. Visiškai. Ai, visiškai? Jinai parodė nuotrauką. Ir ten tiesiog tas va žmogus, žinai, ofiso mimo, kur tipo, it's the same picture, ten tiesiog du žmonės tas. Tiesiog. Tai žodžiu, jis identiškas dvynės, ar ne, turbūt jau čia visiškai. Vyresnė turi, jaunesnė? Jaunesnė. Tai gaudavai muš nuo sesės. Gaudavau labai. Čia rimtai? Dūkindavo, ne? Rimtai? Taip. Jis vienodas. Tik palauk, eikim dabar grinai, eikim prie tos istorijos, nuo kada tai prasidėjo, gal atskleis. Nuo pat pradžių. Nuo dziudo. O dziudo jai geriau sekės šiaip? Abiem lievai, žinau, kad neprisimenu šitą. Man juodas kėlė, žinau, kad nesisekė. Aš pamenu, kad mes dainuodam kažkokias dainas ten persirinkimą, labiau prisimenu, ką mes veikdavom po treniruotės, negu per treniruotę. Valgydavo, tai mes tą atsimenam. Ne, čia pavasino. O taip tai... Ko klausimai užrašau? Nuo kada nuo sesės Vilnių kruopų tai nuo pat gaudavai? pradžių, sakau, jo. Okay. Tipo gimė ir jau. Ja, aš ką. Ne, jinai visiškai direktorė. O tai gerai, kaip klostėsi ta jūsų bendrystė galų gale? Nu, tu gaudavai malkų, tą supratom, bet vis tiek jūs buvo draugės. Tai aišku, kad buvo, tai mes pasipykdavom, aš gal dažniau nusileisdavau, bet sportą, kas faina buvo, mes visiškai nejautėm vieną kitai konkurencijos. Norėjom, man būdavo net varžybose, kad man noris, kad jai pasisektų. Aš noriu, kad jinai irgi gerai ir mes būdavo pirmais metais, vieną kartą aš pirmiau, kitą kartą jinai pirmiau ir mes taip keisdavomės. Ir tai gal sakyčiau, gal nuo kokių 14 ar 15, man jau taip žymiai geriau prasidėjo sektis, bet irgi nebuvo jokios konkurencijos. Tik žiauriausia būdavo tiem, kurie treniruotę darydavo su mumis, nes jeigu susipykdavom, mes galėdavom kartu būti. Turi vieną kažkurį labiau priekimį, tada kitas nervina, tada lenkia ir toks, žinai, drąsiai. Tu įsivaizduok, tu bėgi ir tai 2 kartus tas pats žmogus aplenkia. Jūs galėtume daryti turinį šiaip. Jinai Londone gyvena. Tai dar gerai, dar šiek tiek pasilikim dar toj vaikystėje, toj pradžiai. Gerai, tu šokai į baseiną su seserim, jūs ten pradėjot plaukti, iš karto ar ne, matėt, kad visai gerai sekas valgyti, kad viskas ten tvarkosi su tuo, ko jūs norėjote, tai kitaip tariant, su ta maža kraujystė tvarkytės ar ne, prieaugis turbūt ir svorio atsirado ir panašiai. Tai, bet normalu. Bet kaip tada šokai ant dviračio, kada atsirado bėgimas, kaip čia viskas tas susidėliojo? Tai mes pradėjom ten tada sportuoti rudenį, man atrodo, tada po poros mėnesių pasiūlė tokias šiaip ten kalėdiniam plaukimo varžybose dalyvauti. Ir tiesiog kažkaip pamatė, kad mums čia visai gerai sekas, mes visai norim sportuoti, nes ten tai prieš tai įdom gal tik 2 kartus į savaitę. Ir savo gal nori triatloną, mes ten pirmą kartą girdėjom, sakom, gerai, einam. Ir realiai tais pačiais metais, ten gal nežinau, po 3-4 mėnesių mes jau pirmose varžybose startavom. Bet mes visą laiką tokias istorijas gaunam, neatsimeni Viktorijos Senkutį, kur, nuvariau pirmą dviračių treniruotę, po mėnesį pasaulio čempionas startuoju, žinai. Taip. Mes taip sėdėm ir, okei. Bet ar čia nėra, Deividai, toks kaip ženklas, kad realiai galbūt žmonės yra sutverti atitinkamiems, tarkim, sportams, jeigu apie sportą kalbam. Tarkim, ar ne, tu bandė dziudo, nulis, ne, taip tiesiai šviesiai. Bet gal per anksti metei, gal būtum dabar irgi olimpinėse. Ne, būčiau tikrai be šansų. Bandė būti aktorė medžių, irgi nepaėjo. Medžių visą laiką reikia. Ir tada bam. Tu matei spektaklį be medžio? Aš ne. Šiaip iš tikrųjų. Reikia medžių. Technologijos nepakeis šitą tikrai. Dirbtinis intelektas šitą tikrai negali. Lapus kažkaip vis tiek judini. Aš manau, kad taip. Ne, turėjau, aš abiškai gal taip nuvertinu save. Turėjau geresnių ir gerolių, bet... Bet šitą labiausiai įsiminus. O koks geriausias herojus tada tavo? Rolė gal. Jo, koks. Aš nepamenu, ką aš ten tiksliai dariau, bet buvau ten prie main, kad reikėjo ten eilučių. Prie main ir medis būna šalia, tai prasme, linguoja. Kelias scenos būna. Dėmesio turėjau tada, turiu omeny, kad pasakyti. Tu net ir su tekstu buvo tavo rolė. Buvo, nepatikėsi, bet buvo, tikrai. Gerai, šiek dar man tekstas. Žinai, kas man dar visą įdomu yra, čia toks turbūt klišė, tu esi gavęs šitą klausimą turbūt milijoną kartų su seserim, bet toj paauglystėje naudodavote savo tą dvynių kortą kažkaip tai? Jo, naudojame. O kaip, gali atskleisti? Aš kontrolinę sužerašydavau. Čia rimtai? Taip. O bet jūs bendraklasis buvo? 5 litus, man atrodo, 5 eurus, nebepamenu. Bet jūs bendraklasis buvo, tai tiesiog netėjo sesė, ne? Ne, tai skaitykim, jinai serga ir reikia po to ateiti, parašyti tą kontrolę. Tai aš įdavau. Aš jas raštą buvau išmokus. 5 litai. Tada buvom, kada reikėjo kažkaip labai gerą vidurkio, kad ten išeitų, ar man atrodo 9 ir reikėjo ten minimum, man atrodo 8 gauti. Tai mes rašėm kontrą ir susikytėm.
Lapais, tipo, vardą parašėm ten nuo vieną kitos ir tada gavom geresnį pažymį. Wow. Čia, bet žinai, nesu pagalvojęs niekada, kad raštai tai skiriasi, kaip tu ir paminėjai. Buvau išmokus raštas esis. Bet čia tu padarai darbą, tai nemažai. Taip, žinokit. Tai o tai, pavyzdžiui, su bernais tokia situacija. Man irgi čia dar viena įdomi labai korta yra. Nedarėm šitą, bet buvau kažkada, kada jinai ten, matrai, pasimatymoje ir sakom, kad tipo, pabandom, žinai, ar atskirs. Taip. Tai neatskyrė. Nu, bet ten toks, žinai, minutį, nuėjau pasisveikinę, nu ir tada jau viskas. Tai aš jau eisiu. Wow, bet, nenaudoju šitas kortas, aš vis laik galvodavau, kad būčiau dvinys, aš būčiau žaidęs su šito milijono kartų turbūt. Aš irgi dabar, kai pagalvoju, galėjom padaryti, bet tai dar ne vėl. Per geras buvom. O turi antrą pusę, nes gal ne per vėl, kaip sako Deividas. Aš turiu. O tavo sesuo? Neturiu. Nu tai va, tai žiūrėk, galima pabandyti kažką tenai. Kažką galima padėlioti, žinai, scenarijų. O žinai, kaip aš sužinojau, kad yra sesė dvinė? Atėjo į filmavimą? Ne, Unė labai greitai ten kažką, po kažkurių varžybų mes susitikom, sakau, aš manau, tu čytin ir turi kokią nors sesę, kur iš tave bėga, sako, jo, turiu sesę dvinę ir aš taip, the fuck, ir parodo man tipo nuotraukas, tai aš taip, čia rimtai, sako, jo. Ir šiaip labai norėjau tą padaryti. O aš norėjau tiesiog pajokauti, kad turbūt sesė dvinė turi ir jinai greit bėga irgi, jo. Aš šiaip esu svaršius ir labai norėjau, kad tai per varžybas, kada, žinai, nu, vat kažkur ten krūmose paslėpus ir vat susikyčiam, žinai, ir išvaro. Po kiek triatloną reikia bėgti? Nu, priklausomai nuo varžybų, vienur yra 21, kitur 10, kitur 5. Bet šitas, čia būtų epic. Žinai, vis tiek, taigi, čempionatų, tu spėjai jaunimo, ten per daug nefilmuoja, tų kamerų milijonų nepristatyta visur. Nu jo, jeigu Lietuvoje, tai manau. Aš vis dar galiu tai padaryti, žinai. Bet tikrai nesat to dariusios. Nesam. Tikrai. Tikrai. Ok, nes mes įrašinėjom, taip? Viską čia įrašinėjom. Gerai, kada tu paminėjai, kad jau pirmos varžybos buvo tenais jau labai greitai, nuo to, kai startavot, jūs prisilėtėt prie triatlono. Tai čempioniškas iškart varžybos ar nelabai? Ne, galėkia irgi buvau. Bet nepasidaviau. O kiek laiko reikėjo, kad jau koptum ir matytum, kad rezultatai yra visai ok? Nu tai pirmas varžybos ten buvo, kur labiau plaukimas ir bėgimas, tiek vadlonai skaitomi, tai aš ten prastokai plaukdavau, nes tiek neseniai pradėjus kiti ten nuo 6, nuo 7, aš ten skaitykim nuo 10. Tai labai jaučiasi tas atotrukis. Tai tada ten jau visai, mus gale realiai paleisdavo plaukime ir buvo faina, azartas vytis ir aplenk per bėgimą. Tai bėgimas visai gerai sekėsi, tai kad į tas prizinės, tai man atrodo, gal tais pačiais metais ir jau pradėjom. Be abejo. Jo, bet gal taip nebūna. Sako, reikėjo laiko, žinai, ir aš galvoju, porą metų, žinai, tai tais pačiais metais. Pradėjom realiai, žinai, rugsėjo ten pradžioj, o gruodžio mėnesį jau čempionas. Sausis blogas, vasaris blogas, jau kažkur ant vasaros. Bet čia yra kosmosas, iš tikrųjų. Ir aš skaičiau dar kažkur tai straipsnį, kad turėjot ir dar tas patirtis, kur jūs labai mylėjot savo trenerį ir kažkurio momentu tas treneris dėja, bet pasitraukė, ar ne, iš šio pasaulio. Ir aš, kiek supratau, tai buvo toks rimtas sukretimas jums abiems susisarimo, ne? Jo. Ir... Sakyk. Ne, šiaip įdomu, žinai, galų galia tu turi tą žmogų mentorių, kuris tave vis laik lydi per viską, nuo pat pradžių, kaip supratau, ne? Ir bam, nebėra. Kaip šiaip tvarkyti su psichologija, kai nebėra žmogaus, kuris tave pagrindė ir stūmė tą daryti? Nu, gal duosiu biškai priešistarės, žodžiu, buvo 2 treneriai Panevėžy ir jie vienas su kitu tokie ganėtinai priešai būdavo. Žinai, buvo tas, kad nueit pas jį treniruotis, tai buvo prilygstama išdavystės trenerio. Tai, žinai, man pakeis, tai faktas visko atsitinka, žinai, kiti žmonės šiaip netinka, treneriai keičia. Bet, aš tiesiog nenorėjau, nes man toks, visiškai išdavimas trenerio. Bet tai po tos mirties trenerio mes tiesiog pusę metų ėjom impulsą su sesė, pačios treniravomės. Nes aš negalėjau, man neleido širdis eiti, toks visiškai išdavimas. Bet neskai, kad laimėdavot ir tada. Nebuvo varžybų tada. Ai, ok, nes toks mitas ir tada gavosi taip, kad vis tiek supratau, kad be trenerio neišvažiuosi varžybas, kas tave užregistruos, kas tave nuveš. Ir tada... Realiai vairuotojas treneris, žinai. Jo, ir buvo žiauriai šiaip sunku, nes tada sesė nusprendė, kad nebenori. Tai va šitą mano istorijos dalis irgi labai įdomi, iš tikrųjų. Tai sesuo realiai nebegrįžo, ar ne, po to jau? Tai jūs tą pusę metų impulsą pravaikšėt ir tada nusprendė, kad sesuo out. Tai vėlgi tada reiškia, kad tu nebetenki konkurentės pagrindinės savo. Ne? Tarsi, kad gal ne konkurentės palaikymo labiau, sakyčiau. Palaikymo ir tos paspirties, kur viena kitą vis laik stumdavo į priekį. Tai trenerio nebėra, sesers nebėra, tu grįžti į sportą pas kitą trenerį, kuris... Žiaurina fainų žmonės, tai va, patyčias kokias. Rimtai? Žiauriai. O dėl ko?
Nu dėl visko prisiknisnėt, aš būdavau tas žmogus, kuris darys treniruotės, kuris viską padarys, o jie tokie numazins kažką tokio, žinai, ir nu tokie, o ten sakyčiau labai tokie gan, nu vis tiek jaunimas paaugliai. Didelė grupė buvo. Nemažai, gal 10 kokių, gal virš, klausydavo kartais, daugiau ateidavo, kartais mažiau. Bet tai patyčias, ta prasme, į tavo pusę eidavo ar bendrai? Jo, bendrai, bet, nu ir vis tiek aš toks svetimas žmogus, žinai, atėjau, jie turi savo hebrą, jie įpratę ir čia tokį, žinai, įmeta pašalį. Nu, mes kaip ir vis tiek miestas tas pats varžybas važiuojam visur, bet nu, vis tiek nesu hebra, aš nesijausdavau ten savo. O aš visą galvoju, o nėra taip, kad, pavyzdžiui, tada tu šoki baseiną ant dviračio į tą kelią bėgimo, visus prašonus praneši ir tada tiesiog eini šitaip ir nesiparinti. Ne, nebūdavo aš ant tiek ten gerą, nu, bernų nelenksi vis tiek, žinai. Nu kaip, mes prieisime. Dabar, nu kol kas ten buvo. Kad jau užsiminiai. Jo, nu tai toks, nu vis tiek, žinai, ir tas panas buvo, ir tai irgi visokių stiprių, nu ir priklausomai dar nuo rungties, kur man bėgimas gal geriau sekdavo, jom ten gal koks dviračiai. Tai... Bet šiaip iš tikrųjų ir dabar dar sumuojas. Trenerio neteko, sesuo metė sportą, kitas treneris, pas kurį nenorėjai būti, ir dar visa kompanija demotyvuojanti. Tai būdavo, kas tave stumdavo iš visi prie, kodėl tu nemetėjai? Nenorėjai dziudo grįžti, nežinau, kažką. Ne, nu man tiesiog tas sportas toks būdavo tokia ramybė mano, nu aš sunkiau vaikystę turėdavau, man pabėgimas nuo tos, nu realiai tos tokios sunkios kasdienybės būdavo, nu ir tiesiog tiek sportuoji ir, nu faina, tas azartas varžybų, kažkam ruoštis. Nu man visada sportas būdavo, kur aš nekur, man akis žyba ir mano visas pasaulis. Tai, nu, čia tiesiog atrodo, ką daugiau? Ja. Tik mokytis, ką veikt? Tai tau, kitaip tariant, tu turi turėti kažkokį tikslą, ne? Ir tada tavo žymiai gyvenimas yra toks fainesnis. Nebūtinai tikslą, bet, nu, tokia vis tiek kažką veiklą, kuri tave praturtina, kažką duoda tau, nes, nu, man vis tiek, nu, mokyklai, kai esi kas, tu esi tik tais, nu, mokinys, nu, man kažkas kažkokį turėti savo, žinai, dalyką. Nu, ir nu, aš tikrai buvau, kai ten ir tą impulsą vaikščiau, nu, mes tikrai mažiau ten sportuodavom, nu, tai aš supratau, turėjau biškitos duonos, kur pagyvent, kur grįžti namo, ten filmukus pažiūri, padarai namų darbus, nu, ir žiauri nuobodu gyventojų. Nu ir gavau to, supratau, kad man tai patinka ir nenorėjau paleisti. O tai dabar gerai, tu ten kaip pradėjai, kaip minėjai, nesutariai, vis dar vidutiniokė savo triatlono rungtyse. Kada jau buvo tas jau didysis šuolis, kur aš nebe vidutiniokė, jau hebreitė, jūs jau... Kada pradėjai malko krauti? Taip. Panom? Pradėkime nuo panų. Nuo panų jo, pradėkime savo. Gal mano toks proveržis buvo 15, kada labai rezultatai taip iššovė, nes prieš tai būdavo, nu tokia, niekas taip irgi labai nežiūrėdavo. Tai tada taip tolygiai viskas keliavo, tai, nu, bet nebuvau va, tokia, kad atsakytų, va šita va, varo gerai ir geriausiai yra. Gal buvo, sakyčiau, kokiais 20, gal kada aš laimėjau čempą, Lietuvos 23, man atrodo, ar 24, nu čia daug laiko praėjo. Okay. Tai, nu, aš gal kiti, gal kai kurie ten sakytų, kad, bet normaliai, kai aš pajaučiu, kad jau kitaip į mane žiūri. O čia skaitosi late bloomeris esi, nu, ar čia pagal metus taip ir būna, kad tokio amžiaus pradeda dominuoti, ar to anksčiau, ar vėliau nei... Skirtingi labai visiems. Na, aš tokia sakyčiau vėlyvo brendimo, nes matos panas jūs visos 12 metų labai gerus rezultatus turėjo, aš tik tais nuo 15 taip labiau šoku. O yra iš tavo hebros tos Panevėžio tų visų... Nieko nebėra. Bulių. Tai dabar galiu perduoti linkėjimus, kad... Ką jūs gyvenime? Kur jūs sėdit? Jūsų podcastus kviečia? Boom! Shots fired, shots fired. Šiaip iš tikrųjų, žinai, aš kaip vis laik, kaip tėvelis, žinai, pamoka jums visiems, žinai, nereik būti bulintojais, žinai, nes kažkada vis tiek... Nu, nebuvo ten taip žiauru, nu, bet man jautriam žmogui man padarė tokį. Aš dabar, nu, ne už ką manęs nepriverstų, nu, bet aš savo dariau dalykus, ateidavau treniruotės, nekreipi dėmesio ir daraisi. Bet skūra už tą kaip užaugo? Nu, užaugo. Tikrai dabar gyvenime, dabar bet kur aš daužau juos. Aš žinokit, prieš filmavimą ir prasileidau, aš šiek tiek irgi visokių komentarų. Patyčių, aš kaip patyčių puoselėtojas, tai gavau puikią partnerę. Net nieko nereikėjo daryti, tiesiog stebėjau visą tą procesą. Kentėti spaudimą. Gerai, tai žodžiu, viskas. Tu 23 metais tapai čempionė. Jo. Mes kalbam apie Lietuvos dabar čempionatą, ne? Tai Lietuvos čempionate nušluostė nosį ir šiaip įdomu, kai tu tiek metų
pavadinkim, pradėjai nuo nulio, buvai vidutiniokė labai daug metų ir bam atėjo ta diena, kuomet esi čempionė. Nežinau, kokios iš vis mintis galvoji, ta prasme, I'm the ruler of the world, aš nežinau, ar tiesiog, čia dar vienas žingsnelis, ką aš žinau, laimėtų. Aš kažkaip galvoju, kai turėjau, aš ruošiausi, turėjau tikslą, aš labai norėjau būti Lietuvos čempionė. Ir aš įsivaizduoju, aš laimėsiu, pasikeis pasaulis, aš kaip ir sakei, tokie visiškai uždėsi nos ir kažkas tokia jausias. Visiškai nieko nebuvo. Tiesiog faina, taip, džiaugiausi, labai žiauriai daug palaikymo gavau, bet kad kažkas viduje pasikeitė, tai tiesiog toks, ką dabar toliau, žinai, toks naujas tikslas. Pasaulis tuomet beliko. Taip ir buvo, mintise? Tai jo, po to jau ten į amžiaus grupės, tada jau važiavau, tada jau ruoštis, tai vis ieškai kažkokių naujų tokių iššūkių savo. Tai tavo iššūkis tuo metu, koks jau buvo tas pirmasis? Tai galvoju, aš tada kažkaip norėjau tą Ironmaną pabandyti, man atrodo, pusę ir tada jau į amžiaus grupės, į Europos čempionatą, bet tada kažkaip į pasaulio geresnės datos buvo, tai važiavau tada. Blemba, Europos norėt ar pasaulio, galvoju, ką čia. Bet man gimtadienis draugės, suprantu. Jo, toks ką savaitgalį, blemba, gal paliekti pasaulio čempą. Nežinau, žiūrėsiu. O kur vyko pasaulio čempas? Ispanijai. O Europos būtų buvęs? Dabar bijau sumeluot, kažkas irgi ten, ar tik ne Portugalija, kažkas tokio. Nežinau, jeigu būtų kokios Stokholmas ir Malaga. Būtų aiškiau šiek tiek, kodėl reikia. Turbūt Malaga. Bet paprastas pasirinkimas. Europoje konkurencija, kad ir, turbūt mažesnė negu pasauliniu mastu, bet čia logiška. Bet skrydžiai brangus. Tai dabar buvo tas pats, žinokit, norėjau pasaulio varyti, bet jau Australijai. Tai važiavau į Europą, bet Stambulė buvo. Tai irgi visai neblogai. Nėra blogai. O tarkim, kaip sekasi, čia toks gal tiesmukiškas klausimas, bet vis tiek, skrydžiai į Australiją, čia jau sumos didelės gaunasi, čia gaunasi, kad vis tiek reikia tau ir paramos kažkokios galų gale. Ar tu labiau tai per darbą užsidirbi ir tada iš to, ką užsidirbi ir važiuoji? Yra toks dalykas, kad yra Lietuvos reitingas, tai aš kada laimėjau. Tai aš galėjau pasirinkti varžybas, bet faktas, kad Australijos viršyje biudžetą triatlono, tai dėl to rinkausi tą Europos, bet dabar pralašiau reitingą, nes buvau apskaičiavus, kad sudalyvausiu varžybose ir tos taškus plius minus. Ir atšaukė vienas varžybas. Ir pralašiau, tai dabar reikės už savus važiuoti. Tai kitaip. Uždirbu. O tu nenori tiesiog sesės irgi kažkur įsiūsti? Žinai, kad daugiau taškų gauti. Žinau, sunkiai, geriau aš sudalyvausiu. Dar va shots fired. Minusas. Sesė, ką tu apsileidus irgi. Žinai, taip, jau geriau aš nuvažiuosiu. Ačiū, nereikia. Tai dabar tik bėgioja, tai supraskite. Tai gali prabėgti ir tu ten žodžiu. Ir tu atplauksi. Kitos Australijos. Paskaičiuokite, iš Londono skrys dabar žmogui dėl vienų varžybų, dėl 5 km. Galima susinchronizuoti, čia reiktų sistemą kažkokią. Aš jau geriau pakentėsiu. Gerai, dabar kalbant galbūt dar neiškart apie darbus, nes vis tiek norėsiu galbūt klustelti, jeigu ne prieš, apie mokslus. Tai tu įstojai kur? Į kineziterapiją. Ir tu jau baigiai mokslus? Baigiau. Baigiai. Kiek ten iki metų? 3 metai. 3 metai. Kineziterapija tau buvo dėl to, kad save nori labiau pažinti, ar dėl to, kad tiesiog pats kaip mokslas, pavadinkim, patinka? Aš kai buvau mokykloje, mano buvo šį planas, kad aš turėjau į Ameriką išvažiuoti. Žodžiu, aš buvau užpildžius tuos duomenis, viską, SAT išsilaikiau visus. Ačiū mokslams? Jo, mokslam ten su sportu. Nes man patys jie parašė, koledžas ten šalia New Yorko parašė man, pasikvietė. Ir aš tokia, vis tiek nelabai žinau, kaip ten viską reikia daryti daugiau ir kad reikia biški daugiau variantų turėti, ne tik vieną, žinai, tą koledžą. Tai aš ten visą savo viltis atidaviau, aš net nesilaikiau nei matkės, nei biologijos šio egzamino, aš jau tokia jau, aš čia važiuoju, aš tuo ir gyvenau pasinius 2 metus, kad tik išvažiuoti iš to Panevėžio. Linkėjimai Panevėžio visiems. Ir Panevėžį gyventi galima, žinai. Dabar nebegalėsiu grįžti. Tu degini, mes bandom atstatyti tiltus. Panevėžys good. Puikus miestas. Labai geras miestas. Ir gavos taip, kad čia buvo mano vienintelis variantas. Ir aš gavau, aš visai neblogai ten viską išlaikiau, bet negavau, mokslui viskas pasidengia, bet ten yra, kadangi tu kempuse gyveni, ten yra tie bufetai, tavo visą gyvenimą apmoka, tai negali kažkur gyventi kitur, nes tavo visą draudimą apmoka. Tai žodžiu, aš negavau būtent tos stipendijos gyvenimo. Okay. Tai čia, didelė suma, labai didelė gautųsi. Ir man jie ten sako, tai čia gali pusę metų, man atrodo, ne 10 000 sumokėti, iš kur man tokius pinigus gauti. Ir sako, atvažiuosim, mes tau ten tu galėsi po to ten dirbti tam kempuse, tau pasidengs. Ir nedavė man tų galimybių, aš tokia likau visiškai ant ledo. Tai nedavė tų darbų, kaip žadėjo? Turiu menį, kad man reikėjo dar susimokėti, aš neturėjau tokių pinigų, tai aš net neišvažiavau.
Tai ir gavosi taip, kad aš ten irgi kineziterapiją norėjau studijuoti. O kaip išsirinkau, tai jau per programą žiūriu, visai gerai skamba. Vartai tą žurnaliuką tą vartai. Nes aš žinau, kad mokyklai turėjau, aš kopijau sesę. Jinai socialinius pasiėmė mokslus, nes aš nežinau, kaip suprast, ką tu nori gyvenime daryti. Aš negaliu. Norėjau eiti į pamokas. Aš negaliu nesutikti, nes jaunam žmogui čia yra kosmosas. Iš tikrųjų, daugelis, mano pažįstama, aš pats asmeniškai finansų ekonomiką baigiau, ar aš ką nors darau su to. Ar kažkas galėtų pasakyti, niekas negalėtų pasakyti. Niekas nespėtų greičiausiai, nes niekam neįdomu. Ir gavos taip, kad aš ten tiesiog per tą, kadangi Ameriką stovau, ten nieko neprašė, nei ten biologijos, tiesiog tavo pažymų vidurkio, SAT ir dar kažko ten. Ir aš tiesiog ėjau per programas ir tiesiog skaičiau, ką daugiau daryti. Ir žiūriu, tikrai man patinka. Ir jau ten nebegalėjau, aš ten keisti ten tų savo dalykų jau, tai tiesiog, žinai, mokiausi to savo istorijas visas. Skamba puikiai, kažką ten kažkaip, žinai, ir gavos tada grįžtam į realybę, buvo depresija, 2 savaitės praverkiau, nes gyvenimas griuvo. Amerikė nuplaukė. Jau visą Amerikos svajonę nuplaukė. Tai tada aš, kadangi aš balygį turėjau šiaip mokykloje, tai gavosi taip, kad vis tiek Lietuvoje buvo tas kaip tik įstatymas, kad turėjai išlaikyti matkę, kad tu gautum nemokamą mokslą. Tai aš galvoju, neišlaikysiu. Mane mokyklai, žinokit, irgi mokytojai išbailino, čia net mama taip pasakė, nebandai matkės, tipo, čia geras standartas, šiaip labai gražus. Negadinsi man vidurkių. Taip. Gėdamas prie mano pavardės bus, kad mano mokiniai išlaikė. Išlaikiau. Ir žinot, kaip buvo. Ir net neėmiau korepetitorių. YouTube pasijungiau už tos, kaip moko, kaip sprendžia tuos užduotis. Pati taip mokymus, tiesiog kaip, rodo kaip sprendimus. Aš bandau spręsti, nesigauna, pažiūriu kaip spręsti. Ir išlaikiau ir gal man atrodo. Tu tiesiog žiūrėjai, kaip kiti žmonės sprendžia. Taip ir geriausia ir mokytis, nes tu sprendi praeitus. Tiesiog matematikos streamerius žiūrėjau, žinai, Mr. Beast. Šiaip visai prikolas. Jei kažkas dar nori streaminti. Ir išlaikiau, o šiaip tai galvau, kad neišlaikysiu, tai aš pradirbau tą vasarą, blemba, ten po 12 valandų padavėja. Žiūrėjau. Kur dirbai? Pomodoro, dabar jau užsidarė Vilniaus gatvėj. Blema, patirtis gyvenimo. Kodėl? Geriausi highlightai. Aš grūdina, eikit su bomžai susivyko. Mano arbatą palagė bomžė, vyjaus per Vilniaus gatvę. Pagalai? Aš kad ne, stovi prie žmonių, sakai, tu duok arbatą. O Dieve, kaip žiauru. Tai jau paverkiu, žinai, tu žmogus dirbi dėl arbatos. Tai jau tolika paverkiu, jau toliau dirbti. Wow. Bet tu dažnai paverki, ne toks? Ne, kartais, kai susikaupia. Kada pasikart verkiai? Ryte, prieš podcastą, žinai. Lemą nepasakysiu. Sveiki. You're tough woman, ar ne? Ne, dabar viskas gerai. Kaip sesį sekėsi mokykloje? Tausi matematika, pavyzdžiui. Tai mes abi turėjom balygį, nes jinai į Angliją įstojo. Jūs abi streamus žiūrėt matematikos. Tai jai nereikėjo iš vis tiek žiūri kažkaip ten į vidurkį, tai ir kam jį gadinti savo vidurkį, jai ten atrodo vidurkį ir tą, koks ten į Angliją? Jelcas, jo. Tai, ir kam jį gadinti tą vidurkį, tai jinai jau žinojo, ir įstojo, jinai gerą universitetą, viskas gerai. Nepavydėjai? Ne, nori sesi gerą, ne tas žmogus. Paverkiau porą savaičių ir paleidau. Jie irgi sunku buvo, fabrikose dirbo, vargšė irgi. Chicken Factory irgi. Panašiai, žinokit. Reikia prabėgti, viską reikia prabėgti. Reikia, taip užgrūdina gyvenime. Padirbai vakavinėje, pasivijai benamius, pagaudai, ir turi irgi skūrą. Irgi šiek valandas. O koks į sportą? Taip. Koks benamio peisas buvo? Tilpo į 5 šansų. Recovery time'as įdomu. Ir tu žinai, tai pavėjas ir galvoju, blema, aš tai varžybas dar pakvies, žinai, kur nebe skolą pasiimti. Nelabai intensyviai stengia, žinokit, bėgti. Man patinka. Labai tavas spalvingas gyvenimas, bet čia ne iš gero, pavadinkim, ar ne? Gal taip jau. Į gerą atvedą. Aš manau, kad reikia visiems visokių gyvenimų. Reikia padirbti šūdiną darbą visiems. Kad vertint po to gyvenimą. O kol nenuėjome į šūdinius darbus, gal jau padarykime reitingą savo. Taigi, trumpai, ką reiks daryti. Gauni 10 nuotraukų, čia pirmą kartą su nuotraukom darom. Dažniausiai turim nuostabų dubenį su vardais, bet šį kartą, kad reikėjo vizualinio aspekto taipogi, tai tu gausi 10 nuotraukų su visokiausio plauko dvyniais. Ir tau reikia sureitinguoti dvynius. Čia pagal grožį?
Kaip nori, čia jau tavo, žinau, pasirinkimas. Dvynius. Gal susipyksi visam likusiam gyvenimui su kažkuo, gal ne, gal nieko nenutiks. Galbūt net nežinau, aš labai tikiu, kad net nežinosi daugelio. Jo, aš kadangi irgi ne visų žinojau. Jis kadangi yra sąrašas. O Jėzu, byra. Tai va, tu gauni 10 nuotraukų, e-mailės tvarka. Tu nematai jų, ėmimo taip. Gal tu duosi tiesiog po vieną nuotrauką. Po vieną duosim, gerai. Jo, tiesiog duosim po vieną nuotrauką. Čia mums viskas bet yra. Bet reikia mane užmiršti, kad nesikartočiau, žinai, tai jūs. Mes tau pagelbėsim į planšetą, žygiai man. Tada į telefoną verčiuos ir tada susirašysim. Taigi. Nes kažkada Deividas yra žadėjęs, aš atsiminsiu, nesudėtinga. Ir tai kai pradėjome visus dėti į tą pačią eilutę. 3 buvo 7 vietoj, man vis kažkas. Nu, nieko tokio. Bet čia yra pirmas mūsų toksai bandymas naujoji Sportland podcast Unplugged, tai viskas yra nauja mums. Viskas susirašiau. Tai gerai, nuo viršaus tau duot, ar trauk kažkaip. Gerai, duodu pirmą. Nežinau, kas ten yra iš tikrųjų. Ir ką tu gauni? Jėzau. Kas ten yra tokie, aš nežinau. Pala, vienas kaip blogai, ne? Pirma vieta yra geriausia. Taip. 10 blogiausia. O tu žinai, kas šitokia yra? Ne. Čia yra Tokio Hotel. Mūsų laikais su žygiu čia buvo fenomenas. Galim pagroti trumpą ištrauką. Žinoma. 4 sekundžių kokių, ne? Nenorėčiau, bet žinoma galim. Pažiūrėk, aš tau parodysiu, nes čia buvo, žinok, merginos vaiko. Panas tiesiog klikdavo. Čia tų laikų keistas. Gerai, aš dar galėsiu keisti, ne? Čia Bad Bunny's tų laikų. Va, pavyzdžiui, 114 milijonų perklausų, pavyzdžiui. Taip. Okay. Tai. Jie dainuodavo vokiškai. O tu gal video man irgi parodyk? Dominikas, jie tokie, žinai, tokie depresovi. Aš dabar užkalbėsiu tą vietą, tai viskas gerai. Depresovi tokie, žinai, labai. Tai va čia tokia muzika buvo, žinok, top notch visiškai. Gal mane labai, žinok, keičia. Nu, čia emo laikai. Jo, čia emo laikai. Bet tu vertini juos kaip dvynius, ar tau jie įspūdingi? Čia yra dvyniai. Nu, bet kad karjerą turi, nu, tai gal 8. Turėjo, gal pasakyčiau. 8, jo. Gerai. Turėjo, tikrai neturi, manyčiau. Gerai, prašau, antras lapelis jums, madam. O, čia yra Manchester United. Okay. Kodėl? Nu, futbolininkai. Rafaelis ir Fabio, brazilai, broliai, kurie atstovavo vienu metu Manchester United, nebuvo ypatingi futbolininkai, bet, nu, Premier lygoje žaidė ir kažkada net ir Brazilijos rinktiniai startavo, tai sakyčiau visai įspūdingai. Nu, sakyčiau visai tikrai gerai. Tau patinka fulė šiaip? Nu, aš Fulės akademijai dirbau. Tiksliai. Dar prieisim dar. Žiūrėjau, futbolas yra gerai, labiau krepšinis ar futbolas? Aš vis dar nesuprantu tų nuošalių, bet tai gerai. Netoks darbas tavo, žinai. Pasidavė, žinok. Netoks darbas tavo, žinai. Į kelintą vietą dedam broliukus šitos. Liukus? Gal 4. 4. Kokia pavardė jų? Futbolininkai rašau. Futbolininkai. Gerai. Rafaelis ir Fabio. Gerai, žodžiu, užsirašysim to imtrečio lapelį. Kas tenais? O, šitos gražios. Sakė, kad aš panašiai jas. Jolsen sesės? Aha. Biški yra. Taip. Yra. Lemba. Gal net sakyčiau 2. 2. Stabu. Gerai. 2. Tai Olsen sesės. Važiuojam. Olsen sesutės. O tu žinai, iš kur jos iškilusios iš vis yra? Ne. Jos būdavo, kai mažytės vaikai. Jos filmukuose, tiesa, jo. Jos būdavo garsiausias jaučiu sesės. Kur apsikeitė, ne? Kur su tėvais? Čia gan dažnas filmas. Opa! Neblogai. Kas ten? Markyfas ir Markusas Morisas. Broliukai. Čia vienas, jau kur... buvę NBA žaidėjai. Maro šiais metais gal ir yra kažkur įtraukti sudėtis, bet jau rolės didelės neturi. Bet šiaip... Labiausiai išgarsėjo, kai Jokic su galva iškirto tiesiog turbūt. Nu, tarsi, buvo žinomi, bet pasaulis... Bet vieni pirmų, man rodosi, NBA dvynių, kur turėjo rimtas rolės. Tikrai, karjeras nebuvo, kad ant suolo sėdėtų. Geriau negu tie, ne? Nu, tai čia tavo nuomonė, aš taip sustabdžiau save iš karto. Reikia biškai palyginti. Vieni pirmųjų. Bet tu žiūri tipo į grožį, ar ką tu dar žiūri? Kaip tu reitinguoji dabar? Sportininkus, į pasiekimus ir grožį. Čia tiek daug, okei. Nu, bendrai. Bet čia tavo reitingas. Taip. Nu, gal 5. 5, nuostabu. Gerai, Morisai. Važiuojam. Tikiuosi, neišnaudau geriausių. Išnaudoju, aš galvoju. Oi. O čia yra broliai dvyniai Damielis ir Mikaelis Grasai. Kodėl brolių Macių neįdėjai? Čia tu po to man pildai visus, bet čia jie yra maratonininkai. Aš tiesiog į Google įvedžiau Successful Twin Sportsman ir čia buvo vieni iš jų. Ir vienas yra gydytojas biuros ir jie bėga maratonus. Bet bėga, tiesiog nėra jie ten čempionai. Čia labiau akcentas buvo, kad jie vienodi yra, o ne jų rezultatus. Kokius langelius iš jų? Tu turi, aš pasakysiu, ką tu turi gal, ne? 1, 3, 6, 7, 9, 10. 1, 3, 6, 7, 9, 10. Ai, gerai, tada šitas 7. 7.
Maratonininkai. Gerai, kol tu žiūrės, aš užsirašysiu. Jeigu kita. Neįdomiai pristatėt. Opa. Va šitas išskaitų mergaitės. O čia kasgi čia yra? O Jessica ir Jennifer Gadirovos iš Airijos, jei neklystu, yra lengvatletės. Ir panašios ganėtinai. Sakau, man patinka. O pasiekimai? Jos labai panašios. Jaučias, kad Deivis tikrai, kai ruošė, tikrai parašė. Ne, bet aš žiūrėjau tik tai vizualiką. Ir palauk, bet tu rašėjai successful dar. Ne, į paiešką. Yes. Tai tada bent jau kažką. Olimpietės. Trejetą turiu? Trejetą turi? Tai trejetas. Gerai. Gimnastės, žodžiu. Gimnastės. Tiesiog apkrauk Dominikui darbą, kiek įmanoma. Taip, prašau. Kas toliau? Kas Čia yra broliukai, bet ne bet kokie, o Mo ir Hasanas Farah. Mo Farah yra seras beje Anglijoje, jis yra vienas garsiausių jų bėgikų ever. Bet tai aišku, mane komentaruose iškeiks, bet sakyčiau, maratonininkas yra jisai. Tai turbūt. O kuris? Aš atspėjau. Atspėjau, taigi. Fiziologija, iš karto turi sakyti, kuris bėga. Ja, kaip kineziterapeutas. Kokias rungtis bėga? Ne, vienas yra sportininkas, kitas yra panašus į sportininką, nes brolis. Man atrodo, šitas po dešinę bėga. Aš tą pat galvoju, tai mes esam teisūs. Jūs galite būti teisūs. Taip. Ką žinau, mane tokie, kai abu sportuoja, dar žinai, čia. Bet jisai gavo sero titulą, kas yra big thing. Man tas sero titulas. Sesiai pasakyk, Anglijoje gyvena, tai jai gal rūpi. Čia labiau turiu omeny, kad... Kuriuos laisvus turiu? Pirmą vietą tavo čia gali dėti šitos. 6, 9, 10. Tai 6. 6? Nebus, kad pritaupėčiau be reikalo. Gerai, palauk. Man atrodo, biškiai jo. Kas šitokie yra? Mo Farah, Mo ir Hasanas. Faros, žodžiu, Faros, gerai. Aš jau matau, ką jūs man duosit. Jūs žinojot, kad aš pasimausiu. Nežinojom. O ką tu galvoji, ką mes duosim? Man įdomu, ką tu galvoji, ką mes duosim? Okay. Ne, aš taip ir galvoju, kad jūs specialiai tokius įdedat, kur blogiausius variantus ant galo. Čia nėra blogų variantų. Čia geras labai variantas, pažiūrėk, kokias dvi damas žavės. Prašau. Ką jos užsiima gyvenime? Čia Nikki ir Brie Bellas, jos yra WWE daugkartinės tag team čempionės. Viena yra iškovojus, net gal yra heavyweight championship. Aš ką noriu pastebėti, kad būtent apie jas jam net nereikėjo susisgripti ir pažiūrėti į lapą, užrašus, tai čia jau jo yra... Aš esu gyvai matęs jas. Rimtai? Jo. Kur? Mes turim bičiulį... Čia kovotojas jos ar kas? Čia wrestlingas yra. Ja. Tai mes buvom Londone gyvam filmavime. Tai čia tavo numeris 1 būtų, taip? Nebūtų, bet... O gal, pala. Galimai. Bet čia nėra kaip reitinguoti, aš sakau, aš dėjau pagal... Aš žinok, tikiu, kad dar kažkas liko. Kažkas liko tikrai. Pala, turiu 1, 9 ar 10. Taip. Tai 9. Gerai, Rosės. Žinau, blogai dabar, nes nesakykit nieko. Gerai, pažiūrim. Ir Minėtas Suradžiu. Oi. O, ja, Marija, ne, girdėti. Čia yra Eurovizija. Čia jau tau, prašau. Jetboard, ne, vadinas? Žodžiu, iš Eurovizijos. Jie prieš kokius 12 jaučių metų buvo, bet jie buvo tikrai starai jau pasaulyje. Jie kelis sykius dalyvavo. Bet trumpam, Europoje, net ne pasaulyje, gal taip pabrėšiu. Tai buvo tikrai išskirtiniai, vien dėl to, kad viniai ir vien dėl to, kad aprangos ir šukosinas laik mandras kažkokias. 10 man nieko nesako. Just, gerai, dabar žiūrėsim, ką aš vieną tai išsirinkau. Nu gerai, pasižiūrim. Pirmoji vietoje noriu pabrėžti. Pirmoji vietoje, aš ir neatsimenu. Tai gal visai nieko, žinau, gal pataikė, aha. Tai gerai. Mėgsti žiūrėti serialus? Jo. Filmus, atsiprašau, filmus, serialus. Mėgsti? Mėgstamiausias kalėdiniam laikotarpiu filmas, koks tavo yra, pavyzdžiui? The Holiday. Kas dar? Kas dar jau pavadinimas? Kas patenka į tavo 10-uką? Nežinau, aš su pavadinimais blogai. Gerai, ar žinai, kas tie berniukai yra šitie? O, visai nieko, man patinka. Taip, tu pataikai. Galėjo būti šitie. O kokie jų vardai? Jų vardai yra... Ne, čia ne Weasley. Ai, Weasley. Čia yra... Ronis. Jamesas ir Oliveris Phelpsai. Aktorių vardai yra. O jie filmukė? Weasley kažkokie. Weasley, žodžiu, Ronio broliai. Okay. Gal taip, pabrėžkime viską. Gerai, ką mes turim? Ronio brolis turim pirmoje vietoje, Olsen sesės antroje, šiaip visai neblogai. Tada gimnastės tos trečioje vietoje iš Airijos. Futbolininkai tiesiog tau galbūt simpatiškai buvo iš Manchester United. Tada broliai Morisai. Šiaip gerai sudėlioja. Šeštoje vietoje tos Faros. Už šitą man Deividas atleis. 7 vietoje maratonininkai užsirašiau. 8 vietoje mergaičių kliksmai prieš 20 metų Tokyo Hotel. 9 vietoje tos kovotojos merginos. Bet gal apkeičiu 8-9. Ne, apkeisiu nebegalės, žinok, visi. Ir Jedward, ta prasme, tie broliukai, dainininkai.
Na ir ką. Kažką įveikia Mes dabar nevertinam, 10 vietą. nevertinam Ne, tokių mes dalykų. nevertinam iš tikrųjų. Mes norėjom tiesiog, žinai, kad Davidas ištrauktų iš Beje, interneto sportininkus dvynius. Trivija, ką žygis yra laimėjęs, kokį realybės šou yra laimėjęs žygis. Šitą iškirpsim. Šis mano kolega. Nežinau. Prieškim, seniai. Nu kaip, čia akivaizdu, kad. Kelias į žvaigždės? Neblogas, Taip, seniai. neblogas. Čia jis nebegalėjo laimėti kelias žvaigždės. Aš jau ne. Muzikinę kaukę, kokią? Antras likau šiaip, jo. Po Ne, tu- trečias meluoju, trečias likau. Dalyvauju muzikinį Bet, jo, trečias likau, bet čia dar prieš tai dar seniau. Nežinau, pasibaigė mano bandymai. Bet jis gerai šaudo šiaip. Gerai, šau. Dangus, ne? Su Baumila, kur dalyvavo. Ačiū, tai nesvarbu tada jau. Pirmasis akvariumas Akropolį su Džo. Ne, iš tikrųjų, tai aš nežinau, kodėl Davidas tai ištraukė, bet jo, laimėjau 2.14 pradžiai. Laimėjau X Factor kažkada tai. Eik tu, ką darai? Čia Aš šokau. Šokai? Jo, Ne, dainuojasi. dainuoti per X Factor. Dainau, jo. Eik tu geras. Man, čia geras faktas, ko čia vengi tokių dalykų. Reikia Čia pasidžiaugti. flexint, jo. Aš nefleksu niekada, aš Gali niekada. dabar už Instagramą tave. pasirašyti. Aš už tave Aš niekada paflexinu. nesirašau šitą. Aš už tave paflexinu visą laiką. Pafleksink visą laiką. Ja, nuostabu. Tai gali dar džinglą vieną. Sugrįžkime po nuostabaus reitingo ir pažeminimo, kurį patyrė Mo Farah, garsiausias britų sportininkas istorijoje, tiek olimpinių medalių iškovojęs pasaulio čempionatas. Vienas geriausių pasaulyje, norėčiau pabrėžti istoriją. Wikipedia rašo, kad tai yra garsiausias britų sportininkas ever. Jis yra sero titulo gavęs iš neseniai ponios. mirusios karalienės, kas vėlgi tai daro įspūdingų pasiekimų. Tai Unė visiškai nevertina. Aš neturėjau interneto. 17 Nemačiau. metais paskutinis auksas. Neturėjai Nemačiau, interneto. neturėjau. Unė, va taip, Gaila, toks iš tikrųjų. požiūris yra į bėgikų bendruomenę, va, pas Unė šiuo metu susiformavęs. Gerai, stumkit. O kaip tu labai stebi kitus? Dabar Nelabai. jau labiau stebiu. Nu, matom, tas tikimės galbūt. 2017 biškį daugiau Kai pradės. įvedė internetą namie. Nu, man dabar šiaip track and field žiauriai patinka, nubėgimo. Nu, man šiaip labai įdomios ir eventai visi. Nu, bet aš labiau, nu, aš maratonų tiesiog nežiūrėčiau. Nu, kas, ten dabar, aišku, 2 valandas, nu, bet, nu, aš žiūrėtume 2 Visi valandas. 2 valandas čia tikrai ne. ką šio rungtynės dabar jau. Nu, ir, nu, bet ten vis tiek per trukėlę, vis tiek įdomiau ten viskas. O Jie šiaip man tokie šokėjai būna. trumpesni eventai, kur 1,5 kilometro, 800 metrų, tai aš gal net sakyčiau daugiau net treko labiau įdomios negu triatlono. O čia dabar šiaip visiškai aš nieko nežinos, man nieko neskys, tau kiečiausias tas trekeris. Kyli Hodgkinson man Va patinka. šitas. Olimpietė ir olimpinė čempionė ir Georgia Bell. Viskas aišku. Yra dar vienas olimpietis pamirštas toks britas. Mofara. Jo, šiaip tas dar geras irgi. Pasidomėk, visai neblogas. Čia ačiū Mes rekomendacijos. sakėm, grįšim po reitingą šiek tiek dar prie darbų. Tai prie Gerai. darbų grįšim. Tai tu minėjai, užsiminėjai netyčia vat ir per reitingą, kad su futbolininkais esi dirbus, gal Aha. taip įvardinčiau, gal galėtum išsiplėsti biškelį. Kaip tu ten atsidūrė? Tai aš, kai kineziterapiją studijavau, tai tiesiog, man atrodo, ar tik ne į grup chatą mūsų ten tiesiog pasiūlė, aš sako, ar kažkas norėtų ten savaitgaliais rungtynėse padirbti. Nu, ir nu, man vis, aš visada dariau, nu, tokia turėjau mintise, kad noriu vat, sportininkais komandai dirbti. Taip. Ir va, tada ir galvojau, kad, nu, tipo, siesiu gyvenimą su tuo, ir tada galvojau, čia labai gera galimybė, tai nuėjau tą pokalbį, atsirinko mane ir tada savaitgaliais rungtynėse dirbdavau ir po to gavosi tiesiog kaip kinezė jau ten akademijai dirbau ir po to prie Žalgirio B dar. Biški prie Žalgirio irgi padirbau, padėdavau. Tai, o tavo futbolas, kaip sakei, turbūt nėra, kad ten labai... Man susigaudytum. patinka, tik man sunku tas, sakau, tas nuošalės surasti. Bet čia vienas sunkiausių dalykų šiaip. Baudinius, jaučius, suprantu, ką ten gynėjus, polėjus, nu tai labai, nu, man šiaip padėjo, nes aš anksčiau biškai kitaip žiūrėdavau, nu, žiūrėdavau, kur kamuolys eina. Dabar aš matau ir kitus tašus. Kiek geltonų kortelių lygų raudoną kortelę? Kiek geltonų? 2 ar 3? Nuspėk dabar, pasirink Na, vieną. manau, Pasirink vieną. Vienas iš 2 yra teisingas. 2, man atrodo. Nu, šaunuolė. Gerai, o kiek įvarčių įmušus yra nutraukiamas rungtynės? Šitą nežinosiu, nes niekada neįvyko. Gerai. Nes nebūna taip. Man patinka, kai tu žinai, tu vis tiek į pagalvojimą įmeti šitą klausimą. Žinai. Blemba, kažkur apie 8 jau turėtų svarstyti. Apie Ne, žinokit, vaikų rungtynėse ten būdavo ir 21. Okay. Tai gerai, tai žodžiu, tavo realiai tas ir buvo, ar ne? Studijų metu, po studijų realiai tu iškart šokai į tą kineziterapiją, ar ne? Jo, tai aš bandžiau ir darbą suderinti, va tą kineziterapiją, studijas ir sportą. Tai man šiaip žiauriai patiko, nu labai motyvuoja dirbti su vaikais. Jie tokie užsidegę, nori tokie, nu dar tokie nesugadinti visiškai. O man dar, žinai, toks įdomus dalykas, tau kineziterapija gal padėjo kažkiek pačiai sporte, ką turiu menį, nežinau, skauda kažkur, tu labiau supranti savo tą Jo, fiziologiją faktas. visą. O nebuvo taip, kad netgi galbūt
gali ir pakišti koją, nu nežinau, bėgi ten tą atstumą, ar ten plauki, nu kažką darai. Aš sakyčiau, man labiau padeda, nes aš, kai žinau, koks skausmas yra blogas, labai visi bijo, pavyzdžiui, maudžia kelius. Man tai yra normalu, uždegimas biški yra, nusipraeina, ir aš jau savo kūną pažįstu ir suprantu, kad praeina, man tau gal ne. Tai aš suprantu, kad nereikia kai kurių skausmų sureikšminu, nes faktas visada yra kažkokiu, nėra man, kad aš visada 100% šviežianu, aš visada kažkokiu gal kažkokie raumenys labiau užkalti, gal ten kažkoks minis skausmelis. Tai man gal padėjo tas, kad nesureikšminti ir nerašinėti, nes aš anksčiau ten rašinėdavau, o atsiranda kažkoks skausmelis mini, iškart treneri, man čia tas treneri tas, tokia, žinai, myžinė. O nėra, kad tavo tas minis skausmelis kitam yra jau ten reanimobilis? Sunku palyginti, žinai, tos skausmus. Ja. Tikrai, nes tai yra reitingas kažkoks, nežinau, kineziterapija mokantis ir jeigu jums plyšo achilas, tai nėra minis skausmelis. Tai čia jeigu jau plyštų net nepaisi, bet čia labai skirtingai visi interpretuoja ir vertina, tai čia sakom tas nuo 10 iki 10 balų, bet tai ten gali vieniem ten, nežinau, šiaip kažkoks skausmas sakys 9, o 9 jau kiti miršta ten jau, žinai. Bet šiaip yra toks reitingas? Yra pagal skausmo balus, tipo, kad ir šiaip, kad sportuot, kai koks 5 iš 10 dar gali tikrai. Pavyzdžiui, vyrams 37 ir 2, tai jau čia 9 iš 10 maždaug. 90 jau perina šių. Jo, tai kai jūs sergat, tai mirštat viskas. Tai sakau, ligonė rašt reikia. Taip yra, universalu, tai mokslas parodė. Jo. Tai man, sakau, padėjo tas, kad nesureikšminto, žinai. Ir jeigu ten, žinai, koks aštresnis skausmas, aš plius minus gal suprantu ir jau žinau savo kūną, padėjo man savo silpnas vietas atras, kad ten, pavyzdžiui, žinau, kad mano klubai silpnesni, man reikia čia stiprinti sėdmenis, ten kokius irgi stiprinu, tokius, žinau, kad arba kur, pavyzdžiui, man trūksta kažko, kad galėčiau, dviratį man neturėdavau keturgalviuose tiek daug jėgos ir faktas, kad aš nepamindavau tiek daug, bet pastiprinau juos ir iškart geriau. Okay. Tai tu dar, kaip suprantu, patikrinti šiek tiek tą savo ribas, ar ne, tu ten jau žinai, kaip ten su juo elgtis, kur ten per daug, kur per mažai, tai man labai įdomu yra apie tos ribų tikrinimus, ar yra buvo, kad kažkurį tai darai, nežinau, iš tų rungčių, nežinau, plauki, ar ten bėgi, ar važiuoji dviračiu ir kur tiek perdegi, kad galvoji, blema, viskas, nebegaliu, stop, metu, lipu nuo dviračio, nežinau, ir nebe. Emocinis perdegimas ar... Tai va, tai aš iš tikrųjų, mano, žinok, negi kitas buvo klausimas, toks tikslinamasis, žinai, kas sunkiau, ar emociškai, ar psichologiškai, ar emociškai, ar fiziškai tai. Faktas, kad emociškai. Fiziškai, tai jeigu ten kažkoks yra skausmas, tai tave jau sustabdo tai. O emocinis, tu turi sustot. Tu turi pats pasakyti savo, kad viskas, nes aš tai save pušint galiu iki, negaliu, kad man ten bent norisi, bet aš darysiu tas treniruotas. Bet čia ir tas emocinis ir jisai ateina tas stabdymas jau kai perlenki, kai tu kūną nesustabdai jau, vis tiek pirmą ateina ženklai į kūną, kad skauda, kažką maudžia, kokios trūmelės išlenda, kažkas tokio, atsistatymo rodikliai pakrenta ir kai tu nereaguoji, tai ateina emocinis. Dažniausiai. Ir tada jau su tuo emociniu sunku labai sukovoti, kai tu nenori daryti treniruočių. Aš perdegus, kurių norėjau mes sportus. Tikrai. Kada? Va čia prieš metus. Dziudo buvo. Nu čia jau normalu, tada jau ir metė, realiai, žinai. Prieš metus, tai čia visai neseniai. Ačiū rimtai. Jo. Tai man tiesiog, man atrodo, biškai buvo per daug visko, nes aš ir dirbau žiauri daug ir sportavau žiauri daug. Pas mane buvo visą dienotvarkę minutę į minutę suplanuota, kur ten eini iš indelio valgai ir tokia, visiškai tokia pavargus, nuovargė ribos. Įtampa ir tokia visą laiką, tokia, bėgi kažkur. Tai tiesiog buvo, kad jau toks nori skiuvuoti, viskas, aš noriu viską mest. O tu gerai, koks... Išvažiavau tada atostogų. Tai noriu paklausti, koks yra startas, buvo tai atostogos. Jo, bet aš tiesiog ten sukryto labai gerai, nes mes kaip ir planavom tas atostogas iš anksto, bet labai taimingas. Aš manau, būtų jau anksčiau tas perdegimas atėjęs, bet tiesiog, kai žinai, kad atostogos laukia, tu kažkaip psichologiškai ištveri. Bet jau man ten ant galo visiškai jau buvo toks, kur aš nebenoriu nieko, nebenoriu treniruočių, nebenoriu dirbti. Tai tada jau buvo toks, kad jau reikia sudėti prioritetus, visko neturėsi gyvenime. O tu turi trenerį šiaip? Nes tu sakai, kad aš susistabdžiau, žinai, ir panašiai, tai aš galvoju, kaip... Aš nesakydavau jam, aš verkdavau. Ir va to, labas Jonai, viskas puikiai, keliam apimtis, važiuojam, labai gerai jaučiuosi, nesmė, kad ten verkiau prieš kokias porą valandų. Ignas sako, pasakyk tu jam, kai verkiai, jisai kažkaip tylėga. Tai tavo antra pusė... Sakė, tai faktas, kai žiežulą gyventi reikia.
Tiesiai šviesiai. O tai gerai, tai dabar, tarkim, neatostogauji, kaip suprantu, dabar sportiniam režimėsi? Jo, nu, aš dabar turiu tokį, nu, vis tiek, man anksčiau fizinis darbas gal labiau buvo, nes aš ten pilatesą vesdavau irgi, nu, vis tiek ten stovėti ant kojų 6 valandas, treniruotės vest, tai vargindo labiau dabar, tokį va tos planus rašau protinis, nu, ir aš ten kažkaip, nu, man jis nesijaučia kaip darbas, man tiesiog patinka tai daryti, padėti žmonėm. Kokius planus dabar rašai? Triatlono ar bėgimo. Žodžiu, žmonės gali pas tave įsigyti ir suprasti. Jo, dabar nebesikreipkit, nebeturiu vietų. Nepramautin kol kas. Nori vėl, žiūrėk, kaip ir pradžio, nori gero, žinai. Tai kol kas nuorodos nedėsim, kur galime. Kel kainą 3 ir viskas ir tada mažiau klientų, daugiau finansų. Logiška reikės. Tai sakau, dabar pasikeitė tas pobūdis ir aš mažiau tų valandų, jau suprantu, nes anksčiau būdavo man po to perdegimo, kad tipo, būni namuose, ilsies, tiesiog guli. Tu galėtum dabar tą treniruotę pasidaryti, nu, galvoji tas toks, tu čia tinginėje, dabar tą galėtum pasidaryti, daro toks. Taip agresyviai su savim. Taip, ir man reikėjo, nu, nejuokauju, gal pusės metų tokių gerų su savim kovot, kad leis savo pagulėti ir palisėti, tiesiog nieko neveikti. Man visą laiką būdavo, kad ant tiek įsivažiuoji, kad tau reikia kažkaip tas minutės. Ar tai ten namus tvarkyti, ar tai ten dar kažką, aš negalėdavau tiesiog vietoj ramiai būti. Aš esu patyręs šitą jausmą. Jo, tai labai sunku suprasti dabar. Ir jeigu guli ant lovos, tai tu greičiausiai nei pagulėsi, nei nieko nepadarysi ir galų galia vis tiek save kaltinsi, ne? Gamba sunku jums tada. Sunku, mes tai vadinamieji lietuviškai overthinkeriai, tai čia turim problemų. O tai gerai, dabar tarkim, jeigu esi kažkokiu sportiniam tam režime, kaip tu atrodo diena, kada tu kelies, ar tu ten savo mitybą ten super prižiūri, kaip viskas veikia? Nuo skirtingų dienų priklauso, bet dabar toks anksčiau būdavo, kad kai dirbdavau ten Pilatese nuo 6 ryto, man atrodo, tai reikdavo labai anksti. 6 treniruotė jau? Žinau, kad 6:30, man atrodo. Aha. Nu tai blogai būdavo ir 6 valandas reikia, žinai, toks atrodo, o Dieve, aš čia atsikelsiu ryte, pravesiu treniruotės, turėsiu visą dieną laisvą, grįžti į nemegoti, nes nieko nebenoriu gyvenime daugiau, pamėgi atsikeli, darai treniruotės. Dabar mano režimas toks, aš sakau labai chill, aš norėjau tos laisvės, aš noriu to, kad aš sugalvojau čia, kad noriu nuvaryti podcastą, aš nuvarysiu, aš pasidėliosiu, kaip noriu tas reikalus. Ir, pavyzdžiui, kad turėti galimybę treniruotės, kad nedega man, o galiu keistis. Skaitykim, aš noriu dabar garažus oras, skaitykim, išmint pirmą, tada eiti baseiną. Tai aš ten būna atsikeliu, jeigu turiu kokių darbelių prie kompo pasidarau, tada pradedu treniruotės kokią 9-10 ryto. Nu ir realiai gaunas, padarai vieną treniruotę pavalgai, padarai kitą pavalgai, padarai dar trečią pavalgai, dienos nebėra. Tai Unė 7 metų pavydėtų tau, kad tiek valgai. Pavydėti, kad tiek sportuoja. Ir kad tiek sportuoja. Tai sveikinu tave su to iš tikrųjų, nes labai faina, kad toks, žinai, pokytis galų gale tam dideliam paveikslė įvykęs. Labai fainai. Dabar sugrįžkim dar vieną momentą, nes paminėjai psichologiją, emociją, emocinį tą krūvį kažkokią. Tai sugrįžkim į 23 metus į Europos žaidynės, kai nebepabaigiai savo važiavimą dviračiu, nes tave aplenkė ratu jau ir tu viskas sustojai ir sakai ačiū už dėmesį. Nesustojau, sustabdė. Sustabdė ir ačiū už dėmesį, važiuok namo. Kaip aš jau žinojau, kad tai bus. Žinau, kad nulepins. Aš rimtai? Taip, aš tiesiog pas mane tarp elito ir per didelė atskirtis yra, aš jau ten gaunu malkų plaukime ir ten yra, kad padaryti maži ratukai, tai skaitykime, atrodo, tik neklys ar 5 kilai, ir ten daug tų ratų, gal 8. Okay. Tai žinai, jeigu tu neturi grupės arba per didelė atskirtis plaukime, tai tu gali ten būti žiauriai geras bėgikas, bet arba dviratininkas ir neturėtos grupelės, ir tave pavis ir negalėsi tu nieko parodyti, ką tu bėgimą gali. Tai žiauriai emociškai sužlugdo. Tai ir aš jau žinojau, nes kiek lietuvių važiavo, visus nulepino, tai žinai toks, bet vis tiek patirtis. Ir žiauriai, belia kaip sužlugdė tada. Ir aš supratau, kad man jie į kelią. Bet nesužlugdė, nes sužlugdė, tai tu buvo pamaka tokia, kad suprast, kad man iki elito, iki olimpinių tikrai labai toli ir kad kur esu konkurencinga, tai tos amžiaus grupėse. Tai ir pakeičiau tą, kad tas amžiaus grupės, gal ten ir to finansavimo tokio nėra, bet aš ten konkurencinga jaučiuosi, aš galiu paimti prizinės vietas, galiu aplenkti ten, dalyvauti varžybose, nebūt galėkę kažkur. Bet kaip tu jauti, kad, sakai, iki elito toli, bet neskai, kad neįmanoma, tai yra įmanoma? Ne, jau galiu sakyti, kad nežinau, kažkas turėtų čia sprogt labai. Okay. Mano lygis jau kyla jau, bet palyginus, tikrai, aš galiu pasakyti, pas mus vyrai, toli gražu iki moterų elito. Tai galim staptelti šitą vietą, iš tikrųjų, jau ne prieš. Kaip ten buvo? Kažkokios ten varžybos paskutinės, kas ten nutiko, koks čempionatas buvo?
žiemos akvatlono, čia plaukti ir bėgti. Tai ir tu kelinta pati tarp moterų buvai kelinta? Pirma. Stipriai aplenkė antrąją vietą. Nu jo. Stipriai. Nu jo. O kaip sekėsi vyrams? Tai jeigu reikėtų tavo rezultatą palyginti su vyrais, pavyzdžiui. Nu, man reiktų paklausti vyrų, kaip jie jaučiasi. Aš kažką girdėjau, man atrodo. Girdėjai kažką, Deividai, negirdėjai? Man blokuoja tokia informacija. Blokuoja tokia informacija. Tai jeigu reikėtų taip įvesti bendrą įskaitą, vyrai plus moteris ir pagal laikus, kelinta tu būtum likus? 5. Wow, ir tarp vyrų, ir tarp moterų. Jo. O tai kiek vyrų dalyvautų rungtyje? Plius minus. Labai Aš plius minus. pagalvoju, ar tik ne PAM, kokiu šiam gal kažkas. Tai tokio. kitaip Čia, tariant, žinai, dziudo atvejs man būtų, tipo, atvaryčiau prasiplaukt, nu blema, neblogai pasirodžiau, tada nikštukas unė prieki, nu okei, nusimano kėtas, tiesiog, žinai. Tai kitaip tariant, tu apie 50 vyrų aplenkė, ar ne? Šitoj Wow. rungtyje. Wow. Ir čia buvo, Solidu. šiaip kalbant apie tos vyrus, jie visi geriausi Lietuvos buvo plius minus. Nebuvo visų geriausių. Nu, bet Visi po stovyklą žiūrė turėjo, tai atkrito, išsidaužė. Bet, Tai būtų kai buvus kurie- 7 kokia tada met, jeigu būtų elitas. Nu, top 10, manau, būčiau buvus. Nu tai va, tai čia tiesiog parodo tą, ar ne, kad tu esi Kalbėdama. kieta pakankamai, bet jeigu sakai, kad atskirtis nemaža nuo to pasaulinio elito, Jo. bet to pačio aplenkė Lietuvos vyrus, tai... Wow. Nu jo, nu, bet tai čia galim palyginti, kad ir vyram toli. Toks Nu irgi. tai va, tai Mes ką aš ir noriu pasakyti, bet nenoriu, žinai, Kitą nu tipo... momentą pastebėjom labiau šiuo atveju, bet jo. Jo. O tai kas laukia unės? Kas E, unės laukia artimiausiai? Varžybos kokios? Nežinau, kas laukia unės. Europos čempionatas birželio 14. Ispanija vėl. Ai, nu, Vėl kažkaip Ispanija. keistai renkėsi, vat, pagal... Kodėl jie deda į Ispaniją? Aš gal irgi noriu Kodėl jie pakeliauti. Bet nėra, kad labai blogai ten, sakyčiau. Aš tai sugalvočiau Ten, kažkur. man atrodo, šiaip geros labai sąlygos. Ten yra, tarsi, reikia vis tiek, kad būtų vanduo, trasos ar Yra tai ten viskas, vandens. kad nebūtų tų tranzitų tokių ilgų. Tai ten prie Barcelonos netoli. Siaubingai skamba tikrai. Bet Kas karšta, norėtų žiauriai. važiuoti į Ispaniją? Tiksliai, taigi buvo dabar lenktynės kažkokios buvo, kur ten kažkada 40 laipsnių ten karščio buvo. Stambulė, tai dariau, dabar reikės vėl daryti O tą kiek karščią buvo? adaptaciją. O kas yra karščio adaptacija? Nu, žodžiu, reikia pratinti savo kūną prie tų sąlygų varžybinių. Tai skaitykim, kiam laipsnių yra, nu tai ką tu darai, tu imituoji. Kaip tu imituoji? Tu prisirengi belia kiek drabužių ir bėgi, A, jo, aš prisirengęs mačiau tas vasarą. Vasarą aš bėgiau Aš prie esu- balto tilto aš esu su matęs. žieminė kepurė, žieminėm pirštiniam, 2 striukiam. Aš tik sugalvojau ką tik sprendimą. Kokį? Tiesiog pasimti bėgimo takelį ir priti pasidėti. Ne, per daugiau žiauru būtų. Kodėl? Pasakė, Deguonies žmogus su mažai. 2 žemynėms. Ne, negalima per daug. Ten yra, tai čia mokslas yra. Aš dabar bijau sumeluoti, bet yra, man atrodo, ar tik 3,8 ar 3,9 kažkas turi temperatūrą užkelti ir turi laikyti. Virš jos tu jau sekini organizmą ir tu nebetstatai. Tai tau reikia, mes Okay. turim tokius sensorius, kur tu temperatūrą savo seki. Wow, nu čia, žodžiu, Čia mokslas. Čia, Tai bus čia mokslas. čia, bet įdomiai pažėmus Čia kažkaip, taip, mokslas. žinai, ką berniukai. Čia ne jums durniukai. Taip. Čia Žiūrėk, yra mokslas. dabar jeigu 2 kartų minėjai, kad 3 sporto šakos triatlone ir kad vienas patinka labiau, kitas mažiau, bet jeigu reikėtų vieną mest lauk, kurį mestum lauk? Baseiną. Plaukėjimą. Rimtai. Ta pirmąjį, nuo ko pradėjai. Dabar man patinka, bet didžią dalį nepatinka. O kuris mėgstamiausias bėgti, kaip sakė, ne? Dabar mint. Dabar minti jau? Okay. Kažkaip vis tranzicijos Aha. kažkokios. Bet kas yra fainai čia, aš manau, visai. Faina, dinamika faina, tokia. tikrai. Ne taip atsibosta gal. Jo, nes jeigu būtų vienas sportas, aš nežinau, ką daryti ryto. O dabar žiūrėk, dar kalbėjom, klausiu apie tavo tą dienotvarkę, kaip atrodo tavo diena, tai dabar įsivaizduokim, kad yra varžybinis visiškai pasiruošimas, tarkim, Europos čempionatas bus po savaitės, įsivaizduokim, ar ne? Vis tiek mytyba turbūt visa sudėliota, visas ritmas bus sudėliotas. Negalvokit, kad jau antiek yra viskas į detalės. Ne, čia labai kažkoks mitas yra, kad ten sportininko dievė ten sveria viską. Mes turim tiesiog jaučiam, kas mums tinka ir mes, aš dabar biškiu sveriu tos, žinai, ir žiūriu tos angliavandenius tiesiog, kad kalorijas turi. Ir kad labai neviršit, nes šiaip kai teiperis, kur sakai savaitę prieš, vadinamas teiperis, kad mes apimtis nuimam. Tai, irgi reikia logiškai, kad biški pasižiūrėti maistą, kad tu nepriauktum, nes krenta apimtis, bet tu valgai tai tiek pat, o tau papildomas svoris irgi nėra labai gerai varžybose. Tai, bet kad ten į detalės ir ten 8 nevalgysiu, norėsiu aš ir valgysiu tas čipsus. Teisingai. Bet, na, aišku, Aš ne gal 3 dienos prieš varžybas. Žinai, link kur ėjau, bet suprantu, kad nieko gero negausis, turbūt, nes galvoju, gal baigęs varžybos ir turi savo kokį nors, žinai, tą guilty pleasure suvalgyti kažką. Ne, čia gal su tuo fitnesu bikini. Šiaip tai aš turiu tokius dalykus, kad, pavyzdžiui, aš dabar kuris laikas ir pasišymę aš alkoholio nevartoju. Visai, nes dėl tiesiog mano atsistatymą ir aš visą, kai išgeriu, aš susirgu. Tai gal Čia reikia pagirios tiesiog vadinamas kiekis noras. atitinkamas. Ne, 2 kokteilių, atsiprašau. Tai kokteiliai žiūrint kokie? Long Islandai nieko ten patys gero. stipriausi. Ne, tikrai,
tikrai nieko. Longailė. Ne. Tai neverta. Alaus bokštas. Neverta? 2 bokštai. Tai palaukit, tau bus virš 30, tada bus dar labiau neverta. Tada atsistatymas yra net nesportuojant savaitę. Draugas pasakoja, ne? Draugas pasakoja, taip. Yeah. Aš irgi nebevartoju alkoholio. Rimtai? Taip. Nice. Rimtai? Taip. Nu, o dėl maisto, tai, aš tiesiog apkrauna skrandinę, labai nevalgau tokių, kur... O kas apkrauna skrandinę? Nu, va, tokie visokie čipsai kažkokie tokie. Kai valgai čipsus. Nu, turiu menį prieš kokią savaitę, va, tokias 4 dienas, jų tokių. Nu, bet ten, jeigu ten, pasižiūri, ką valgai labiau. Kas yra didžiausias šlamštainis, ką tu valgai? Kur toks labai net pačiai gėda, tai valgai ir... Une. Nėra tokio dalyko. Nu, jis išsivalgysi, kad ir bomžpakė. Tai bomžpakis bet aš tiesiog žiūriu maistą, kaip aš jausiuos po. Nu, aš bomžpakį suvalgysiu, aš negalėsiu bėgti. Galėsi. Žinai, negalėsiu, žiūri, rūgštis kyla. Nu, tai čia tavo problema. Ir aš nenoriu tokios savijautos. Okay. Tai žiūri, o jeigu po, tai gerai, aš kaip pavalgau. Tai koks maistas būtų, kur sakytum, jokių būdų nevalgykit? Čia buvom, aš supratom mane turbūt? Ne, čia randam, dabar aš ne... Kebabas, rytinčiau dabar gerą, tokį su česnakiniu padažu. Ne, kebabas valgyčiau. Kraujiniai vedarai. O nemėgstu, vien dėl jų tiesiog nemėgstu, bet nesakyčiau, kad čia šlamštas. Gerai, kas čia dar. Nu, visokie tokie, gal sakyčiau, saldainiai, tai visokie tokie rūgštus, kažkokie tokie, kur negera po jų, kur pilva raižo. Bet čia gal tik tau negera. Taip, gal ir man, va, matot, aš žiūriu iš savo prizmės. Kitiems labai gera būna, žinai. Nu, tai gerai. Okay. Nu tai ką, aš dar galvoju, aš tikrųjų, bet vieną klausimą, bet manau, kad jau atsakėm šiek tiek į jį, nes mano buvo, žinai, noras tavęs paklausti, kadangi nori išlaikyti savo fizinę kondiciją gerą, vis laik formą, vis laik sportą, mylėti sportą ir jaust tą meilę jam. Tai mano klausimas, ar tu norėtum išlaikyti tą meilę dar 10 metų, ar kitas variantas, užsikabinti auksą medalį Europos čempionę, kas būtų tau svarbiau? Ar tiesiog meilę išlaikyti, ar turėtų dar medalį kokią vieną kitą? Aš manau, kad jau ir bažinai atsakymą, kad meilė, nes jeigu tu neturėsi meilės ir to degimo sportui, nebus to medalio. Aš ten esu ir patyrus, kur tu darai treniruotės iš eigos. Tiesiog, kad daryt surinktas valandas, tai ir tu nenorėsi varžybose paspausavęs. Galvos tave lenkia ir galvos, na, čia ir tegul man gerai ir 3 vieta. Kai nėra to užsidegimo ir noro, tai tu nepaspausi. Gali belę kokią formą turėti, bet varžybose nieko. Aš ir esu tokių varžybų turėjus, kur man lenkia ir tokia, gerai, man ir 3 ir tokia, nu nebesuai. Gerulis. Labai gerai, man patinka. Tai žodžiu, fainas tampa bendrauti, nežinau, Davidai, nori dar ką nors pridurti? Ne, aš manau, kad dar pasikviesim po čempionato, tai papasakot, kaip sekėsi. Gerai, tikiuosi gerai sudalyvausiu. Dabar spaudimą. Ne, tai kaip sekėsi, verkiau 2 savaitės, bet normaliai. Ne, tai suprasi, jeigu nekviesim, tai prastai greičiausiai žinosim, bet sekės, žinai, jeigu kviesim. Galėsi sesę atsiųsti, mes vis tiek turbūt nesprasim. Taip, bet angliškas akcentas gali jausti svarbiausia. Tai žodžiu, ačiū tau labai. Čia buvo Une ir jinai dalyvaus dabar Europos čempionate, kada tiksliai? Birželio 14. Birželio 14 dieną. Čia visiškai šalia, ypač dar kai čia sumontuosim viską, tai iš vis. Tai žodžiu visiems geros dienos, gero vakaro, gero ryto. Įsijunkit ir kitą mūsų podcastą, kuris kažkada greitų metu vis tiek išeis. Ate. Iki.